Sibiro lageryje, kur žmogus turėjo negyventi, o lėtai palūžti, kelios lietuvės slapta rašė maldas ant mažų popieriaus lapelių. Tai vyko vietoj, kur žmonės buvo alinami šalčiu, badu, darbu ir nuolatinę baimę, o kiekvienas lapelis galėjo tapti įkalčiu prieš jas pačias. Ta maldaknygė vadinosi Marija gelbėki mus. Ji gimė sovietinėme lageryje tarp moterų, kurios buvo ištremtos, įkalintos ir atskirtos nuo savo namų. Viena svarbiausių šios maldaknygės autorių buvo Adelė Dirsytė, mokytoja iš Lietuvos, kurios gyvenimas nuo paprastos pedagogės kelio virto kankinystės istorija. Adelė Dirsytė gimė 1909 metais balandžio 15 dieną Pramislavos vienkiemėje Kėdainių krašte. Ji augo Lietuvos kaimo aplinkoje, kur mokslas ne visada buvo lengvai pasiekiamas, bet būtent mokslas jai tapo keliu į platesnį gyvenimą. Ji mokėsi, dirbo, siekė išsilavinimo ir galiausiai tapo mokytoja. Tarpukario Lietuvoje mokytojas buvo ne tik žmogus, kuris dėsto pamokas, tai buvo bendruomenės autoritetas, žmogus formuojantis jaunus žmonės, jų pasaulėžiūrą, vertybės ir supratimą apie valstybę. Adelė buvo aktyvi katalikiškoje ir visuomeninėje veikloje, priklausė ateitininkų aplinkai, rūpinosi jaunimu ir švietimu. Jei tikėjimas nebuvo tik privatus sekmadienio įprotis, tai buvo gyvenimo pagrindas, kuris veikė jos pasirinkimus, darbą ir santykį su kitais žmonėmis. Būtent dėl to tokie žmonės buvo pavojingi tuo metu. Jie turėjo įtaką, autoritetą ir vertybės, kurių režimas negalėjo lengvai kontroliuoti. Kai Lietuvą okupavo Sovietų sąjunga, Adelė pateko į pavojingą zoną. Valdžia siekė sunaikinti nepriklausomos Lietuvos institucijas, katalikišką veiklą, tautinį sąmoningumą ir visus tinklus, kurie galėjo palaikyti pasipriešinimo dvasią. Mokytojai, kunigai, ateitininkai, inteligentai ir aktyvūs visuomenininkai tapo žmonėmis, kuriuos reikėjo sekti, spausti arba pašalinti. 1946 metais Adelė Dirsytė buvo suimta. Jai buvo mesti kaltinimai dėl antisovietinės veiklos. Nuo čia jos gyvenimas pasuko į pasaulį, kuriame žmogaus vardas, profesija ir praeitis beveik nieko nebereiškia. Lageris turėjo atimti orumą, sveikatą, viltį ir ryšį su ankstesniu gyvenimu. Tačiau liudijimuose apie Adelę Dirsytę kartojasi vienas dalykas. Ji rūpinosi kitomis kalinėmis, stiprino jas, kalbėjo apie tikėjimą ir padėjo išlaikyti vidinį atsparumą. Tokiose sąlygose tai buvo daugiau nei gražus elgesys. Lageryje žmogui dažnai reikėjo ne tik duonos ar šilumos, bet ir priežasties neprarasti savęs. Adelė tokią priežastį bandė duoti kitoms. 1953 metais tremties sąlygomis atsirado maldaknygė Marija gelbėki mus. Ji buvo rašoma slapta, mažais lapeliais, kartu su kitomis kalinėmis. Tai buvo ne tik maldų rinkinys, tai buvo pasipriešinimo dokumentas. Kai režimas bandė parodyti, kad kalinys yra niekas, šios moteris rašė tekstą, kuris liudijo priešingai. Žmogus gali būti uždarytas, bet jo sąžinė ir tikėjimas nebūtinai priklauso kalintojams. Vėliau ši maldaknygė pasiekė laisvąjį pasaulį ir buvo išleista įvairiomis kalbomis. Tai, kas prasidėjo lageryje ant mažų popieriaus lapelių, tapo viena žinomiausių lietuviškų maldaknygių. Ji tapo ženklas, kad net pačiomis žiauriausiomis sąlygomis lietuviai bandė išsaugoti tikėjimą, kalbą ir orumą. Adelė Dirsytė mirė 1955 m. rugsėjo 26 d. Chabarovsko krašte. Jos gyvenimas baigėsi toli nuo Lietuvos, bet jos istorija grįžo namo per žmonių atmintį, liudijimus ir maldaknygę, kuri išgyveno tai, ko neturėjo išgyventi. Šiandien ji prisimenama kaip mokytoja, tremtinė, Dievo tarnaitė ir moteris, kurios kelias nuo klasės iki lagerio parodo, kodėl tuometinė sistema taip bijojo žmonių su tvirta vidinė laikysena. Adelės Dirsytės istorija nėra tik apie kančią. Ji yra apie žmogų, kuris ne ten, kur buvo sukurta viską žmogui palaužti, sugebėjo palikti ne neapykantos, o tikėjimo tekstą. Jeigu šis video buvo įdomus, paspausk like ir užsiprenumeruok kanalą. Čia rasi istorijas, apie kurias mažai kalbama. O jeigu nori prisidėti prie kanalo augimo, gali paremti per Contribui arba tapti kanalo nariu. Tai padeda kurti daugiau tokių dokumentinių istorijų. Iki kito karto.